Sveiki visi. Šiame video parodysiu, kaip padaryti laiptų konstruktyvą. Tai reiškia, kad parodysiu, kaip išsimatuoti laiptus, kaip išsiaiškinti jų dydį. Tai yra matmenis, aukštį ir plotį ir ilgį, žodžiu. O čianais aš esu paruošęs jau laiptų aikštelę, nes bus dviejai maršai. O čianais keli laiptukai, užlipam ant aikštelės ir nuo čianais lipam į viršų. Va, dabar pas mane jau yra paruoštas konstruktyvas perdangos. Tai reiškia, kad atsižvelgdamas į konstruktyvo, reiškia į perdangos konstruktyvą, aš ir montuosiu laiptų konstruktyvą. Tai yra laiptacijas be pakopų, be nieko. Va, kadangi perdanga kelsis dar ant 5 mm su karkasiuku, kad grindlentės pritvirtinti. Va, tai reiškia, kad aš galiu padaryti, toks ir yra mano planas, kad papildomai su 5 mm kelti ir visą šitą konstruktyvą. Taip pat ir pakopos jau baigtinės, jos klijuosis prie medinio 5 mm aukščio tašo. Va, tai visų pirma, dabar reikia įsiaiškinti, kiek laiptų jie bus, kokio bus statumo ir kokių matmenų. Šitam reikalui aš panaudosiu, kad įsiaiškinti aukštį, tikslų skirtumo aukštį tarp aikštelės ir tarp perdango viršaus. Va, tai yra labai lengva padaryti su lazeriu. Va, vadinasi, ką man reikia įsiaiškinti? Man reikia įsiaiškinti pirmoje eilėje aukštį. Tai aš turiu 2,34 cm. Va, šitą matmenį aš kažkur tai užsirašau. 2,34 cm. Va, 2,34 cm. Šitą žinau. Dabar man reikia įsiaiškinti, koksai yra ilgis. Labai svarbu. Vadinasi, ėmu nuo konstruktyvo iki aikštelės pradžios. 3 metrai. Va, laiptus aš skaičiuoju ne iki šitos ribos, bet skaičiuoju šiek tiek su uždėjimu. Va, 3 metrai 5 cm. Pasakysiu. Va, dabar 2,34. Tai yra tas aukštis, kada laiptacijos paskutinis laiptas sueis su perdangos lygiu. Va, tai esmė tame, kad užduotis yra padaryti taip, kad laiptai būtų kuo nuožulnesni. Nes tada automatiškai jie gaunasi ilgesni ir patogesni naudojimui. Vadinasi, aš noriu, kad mano paskutinis laiptas būtų, reiškia, paskutinis laiptas gausis jau pati perdanga. Va, tai reiškia, kad standartinis aukštis, laiptų aukštis, tai yra 18 comų. Va, kiekvienas individualiai, girdėjau, kad kai kam patinka ir 20 cm. Va, bet mano supratimu tai turėtų būti 18 cm plius minus. Va, dabar aš žinau, kad, kaip jau minėjau, paskutinis laiptas, ne? Tai 2,34 aš minusuoju 18 comų. Taip, minus 18 comų. Pas mane gaunasi 2,16 cm yra aukštis, pagal kurį aš turiu apskaičiuoti laiptų kiekį. 2,16 m. Va, dabar ką aš darau? 2,16 m aš dalinu iš laiptų aukščio, tai yra iš 18 comų. Tokiu būdu aš gaunu, pažiūrėkit kaip sutapo, 12 laiptų. Matot? Aš gaunu lygiai 12 laiptų. Čia tai geras, retai kada tai būna. Va, 12 vienetų laiptų. Paprastai, jeigu būna, pavyzdžiui,
12,3 laipto, nu tai tada 12,3, tai vat išsiskaičiuoji tuos, kad gautųsi lyginis skaičius. Kaip čia jums pademonstruoti. Kiek sakiau, 2,16. Davai padarom dėl edukacinių tikslų. Leiskim taip įsivaizduokim, kad čia ne 2,16, o 2,20, ne? 2,20. Dalinu iš 18 cm, gaunu 12,2 laipto. Va. Tai aš tokiu būdu įsiaiškinu, į kurią pusę, žodžiu, galima apvalinti. Ir 2,20, tada aš turiu įsiaiškinti, kokio aukščio tas laiptas yra tikslus. 2,20 dalinu iš 12 laiptų, apvalinu į mažesnę pusę ir gaunu, kad vieno laipto reiškia pakopos aukštis 18 cm, 18,3. Nu, jūs pagaunat mintį, kad 18,3 vis tiek tai yra labai artima, kaip čia pasakius, 18 cm ir tie 3 mm, jie komforto kažkaip tai lipant laiptais neįtakos. O tokiu principu yra išskaičiuojamas, kiek vienetų reikia laiptų, kad tie laiptai būtų nei per aukšti, nei per žemi. Va, tai dabar mano matmuo labai gerai sutampa. 2,16 m, 12 vienetų. Dabar gaunasi, kad 305 cm aš turiu išvesti, kiek gaunasi plotis. 305 cm dalinu iš 12 laiptų, reiškia iš 12 vienetų laiptų ir gaunu, kad mano pakopos, reiškia konstruktyvo plotis arba ilgis, kaip čia pasakius, gaunasi 25 cm ir 4 mm. Va, irgi labai geras, sakyčiau, va, 25,4. Va, dabar ką reikia toliau daryti? Gulšiukas šitoj vietoj mums visiškai nereikalingas. Va, kodėl aš matavau atstumą ne 3 metrus, o 3,5 metrus, todėl kad man reikalingas bortelis, reiškia laiptacijos, kad jisai užsikabintų už tvirto pagrindo. Va. Dabar reikalingas dailidės toksai va kampas. Va. Čia mano senas kampas. Kaip sakant, nekeičiu, atsisveikinti negaliu. Va. Nes, kaip sakant, jisai jau yra prigijęs pas mane. Matmenų nesimato, bet man tas stipriai ir nemaišo. Va, ką aš padarau. Pasimatuoju 18 comų. Va, štai 18 comų. Ir iš kitos pusės aš pasižymiu šitą matmenį. 25,4. Taip, 25,4. Tokiems konstruktyvams yra leidžiamos tam tikros tolerancijos, todėl tas matmuo savaime suprantama, jisai nėra su flamasteriu, jisai nėra staliaus lygio. Imu paprastą tašelį, nes man reikalinga pasidaryti stopiką. Vat. Padarau aš savo tokį va dalykėlį. Va, yra specialūs Amazonė parsidavinėja tokie specialūs užspaudėjai. Bet, žodžiu, aš naudoju šitą. Rankos neprieina. Kaip jums pasakius, nusipirkti. Va, štai vieną galą prisegu. Antrą galą irgi pagal savo aukštį laipto aš prisegu. Gaunasi va toksai va įrankis šablonas.
Patikrinu, kaip čionais yra su matmenim. 18 cm ir 25 ir 4. Vat štai tokį turiu šabloniuką tam, kad pasimatuoti, žodžiu, kad susibraižyti laiptus ant tašo. Aš žinau, kad man reikia 12 vienetų tašelių. Va, remiu savo šitą va tokį šabloniuką, puikiai veikiantį, ir pradedu žymėti. Štai yra pirma pakopa. Toliau braukiu antrą pakopą. Trečią. Čia dais. Pačio pirmo laipto, paskui aš su gulčiuku. Žodžiu, tenais reikės pripjauti šitą, pamatysit vėliau. Toliau braukiu sekantį. Ir va tokiu principu aš susižymiu pirmą savo laiptaciją. Sužymėjau visus laiptus nuo pat pirmo ir iki paskutinio, iki 12. Šitą įrankį galima jau ardyti, nes jo nebereikės. O užduotis yra pasidaryti pirmą laiptaciją kuo tiksliau ir paskui tą laiptaciją naudoti kaip šabloną. Tam atveju, pavyzdžiui, čianais bus laiptacija iš 2 dalių. Kitą kartą būna platesni laiptai, tai dar per centrą statosi viena. Va, čia bus tik tai iš 2 dalių. O čia yra paskutinis laiptas. Tai va čianais va užleidimą reikia nupjauti iki galo. Va, čianais buvo atžymėta padaryti tą laiptelį. Tai va tas laiptelis čia kažkurioj tai vietoj išsipjaus. Viską pamatysit. Va, čia yra pats viršutinis laiptas. Tai reiškia, kad šita dalis remsis, kaip sakant, į perdangos gulekšnį. Va, dabar, kaip sakant, atėjo laikas viską susipjaustyti. Va, aš naudosiu šitą skersavimo sistemą, kaip dabar yra jinai vadinama. Žodžiu, man tai yra tiesiog, kaip sakant, dailidės pjūklas. Va, visą šitą darbą galima su paprastu cirkuliariniu pjūklu padaryti. Pasireguliuoju kampą taip, kad man sutiktų tas kampas su laipto kampu tašo atžvilgiu. Grubiai 54,5 laipsnių. Nu, kiek čianais yra laipsnių pasvirimas, man visiškai neįdomu, todėl kad jisai, tas pasvirimas neturi įtakos tam, kad laiptai gautųsi vienodi. Va, svarbiausia, kada aš sakiau, kad nereikia jokių gulčiukų, jokių paišymų ir taip toliau. Esmė tame, kada mes imam vertikalią liniją su horizontalia linija, žodžiu, tai šitie matmenys turi būti geometriškai tvarkingi. Visada reikia įvertinti, kad konstruktyvinė mediena tai nėra baldinė mediena ir neatitikimų kažkokių tai visada gali būti. Svarbiausia yra, kad kiekviena laiptacija atitiktų matmenis viena kitos identiškai. Va. Dabar galima susipjaustyti laiptus. Įjungiau. Pradedu pjausti. Dabar, kada aš pjausiu, aš nesivadovausiu, kad diskas sutaptų tiksliai su mano atbrėžta linija. Tas nėra ypatingai
svarbu, kad kiekvienas pjūvis būtų identiškas. Todėl vadovausios liniuotės pozicija kiekvienos linijos atžvilgiu. Nes kadangi tas laipto, kaip čia pasakius, kokybė įtakos neturi. Linija lieka už pjūklo, vos pusę milimetro. Tas mane puikiai tenkina. Va, dabar viena eilė pjūvių jau yra atlikta. Man reikia pasireguliuoti sekančiai eiliai. Taip, kas čia gaunasi? Va taip, 35,5. Va. Pasireguliuoju, dedu liniuotę. Va, darbą palengvina, bet šiaip šitą darbą galima atlikti ir su paprastu cirkuliariniu pjūklu. Va, matot, šita dalis remsis į sieną, tai yra į lagę. Nu va, paskutinis pjūvis liko. Va šitoj vietoj pjausis bortelis, apie kurį aš kalbėjau pirmiau. Man atrodo, čianais viskas aišku. Dabar reikia dasipjauti viską su siaura pjūkliu. Va, viskas pasidaro paprastai. Va, štai tokia dalis gavosi pas mumis. Dabar galim patikrinti, kas gaunasi su matmenim. 25,4. 25,4. Va, čianais keli milimetrai didelės rolės nevaidina. Aišku, reikia susipjauti taip, kad būtų kuo tiksliau. Nes paskutinis žingsnis bus daromas tada, kada bus, kaip čia pavadinti, juodpakopis, jeigu galima taip įsireikšti. Kada bus montuojamas, reiškia, ant viršaus sluoksnis konstrukcinis, prie kurio jau vėliau montuosis pačios pakopos baigtinė. Va, 25,3 čianais gaunasi. Žodžiu, 25,4. Va, ir 18 comų. Va, viskas gražiai gaunasi 18 comų. Taip, dabar mes galim prisimest ir pasižiūrėti, kas vyksta. Ai, pirmoji eilė, tai žinot ką, aš pamatosiu 18 comų čianais. Nes čia yra prie aikštelės paskutinis laiptas. Va. Čia yra 18 comų, kaip ir visa. O čianais šita dalis reikalinga papildomam tvirtinimam, kurį jūs jau pamatysite. Taip. Užmetam daugmaž. Daugmaž užmetam. Op. Per daug. Per daug nuleidau, matot? O dabar šitoj vietoj, ką aš noriu matyti, kai uždėsiu gulščių, kad laiptai yra pasvirę. Žodžiu, šitoj vietoj, ką aš noriu matyti, kad laiptai pasvirė į apačią. Pasižiūrim, matot, gulščiukas. Va, jisai rodo pasvirimą į apačią. Va, tą aš ir noriu matyti.
Kodėl aš tą noriu matyti? Todėl, kad čianais man reikia išpjauti sukirtimą. Va čia man reikia išpjauti. Atsimenat, aš jums minėjau apie sukirtimą čianais. Va čia reikia išpjauti kabliuką, kad šita dalis remtųsi į šitą pusę ir kad laipto, reiškia, apatinė dalis užsikabintų iš viršaus. Va, tai čia labai svarbus niuansas. Dabar kodėl aš iš karto nepjaunu šito sukirtimo, nors aš žinau, kad aš atmečiau 5 comus, jo, bet aš nesu tikras, ant kiek yra lygus šitie paviršiai. Reiškia perdangos, mano atsirėmimo taškas ir šitas atsirėmimo taškas. Va, todėl aš pjausiu šitą kabliuką, nes šitas kabliukas jisai turi būti labai tikslus, kad jisai turėtų labai gerą atramą į šitą konstrukciją, va, žodžiu, į sieną. Va, tai aš geriau šitoj vietoj išpjausiu kablį per kelis kartus. Geriau aš kelis kartus pamatuosiu, bet per kelis, žodžiu, matavimus aš visą šitą darbą padarysiu tiksliai. Geriau yra prileisti. Va, taip. 5 comus, tai ant pusę como aš darysiu mažesnį šitą visą reikalą. Aš nežinau, kiek yra vertikalus šitas plotas, ane, kiek yra horizontalus būtent tašo kraštas. Nes jisai yra, suprantat, ne, kad visa tai yra masyvo mediena. Ir va šitoj vietoj šiek tiek sutampa, reiškia, dailidės amatas su staliaus amatu. Ar žinot, kodėl pas stalių visada gaunasi visi sujungimai idealiai lygus? Nesvarbu, netgi jeigu jų ir yra 100 tokių pačių, jie visada bus idealiai lygus. Tai yra dėl tos priežasties, kad jisai užsijama ne matavimais, būtent matematiniais skaičiavimais, o viską daro pagal šablonus. Va, todėl dailidės amate irgi yra labai svarbus dalykas matuoti, atlikti matavimus, žodžiu, būtent pagal šablonus. Kiekvieną kartą viską daryti pagal šabloną. Ir aišku, savaime suprantama, kad šabloną pirminį reikia pasigaminti. Ką aš noriu, va, aš išpjoviau va tokį va sukirtimą. Ir ką aš noriu matyti, aš visur noriu matyti 18 cm. Reiškia 18 cm iki viršaus nuo aikštelės, nuo konstruktyvo iki konstruktyvo, 18 cm kiekviena pakopos, reiškia, kiekvienas pakopos aukštis ir 18 cm nuo konstruktyvo, taip pat nuo perdangos. Va. Pirminį pjūvį aš padariau. Va, užmetu ir remiu tenais. Va, čia yra 18 comų. Va, laiptus aš patikrinau 18 comų. Į viršų lipu, pasižiūriu. Ar tenais irgi yra 18 cm. Va, čia yra nepilnai 18 comų. Kodėl yra tas netitikimas tenais ant beveik centimetro? Todėl, kad pakopa jinai ne horizonte. Dabar tam, kad išlyginti šitą, reiškia, kad tenais atsirastų, reiškia, kad pasėstų pati laiptacija, man reikia ją pastumti šiek tiek į tą pusę. Va, vadinasi, aš dar paimsiu ir nupjausiu 6 mm. Va. Va tokį va dar, tokią va juostelę aš nupjausiu papildomai. Va, ir tada, kai aš jau nupjausiu šitą juostelę, viskas stosis ir į horizontą, ir į savo, reiškia, matmenis. Va, tai čia šitoj vietoj nereikia paskubėti. Nereikia paskubėti. Geriau per kelis kartus atpjauti, prileisti, žodžiu, privesti taip, kad paskui nesigautų taip, kad laiptacija yra per trumpa. Va, viską, aišku, galima ištaisyti, jokių problemų, bet esmė tame, kad bus sunkiau priauginti, negu nupjauti per kelis kartus.
yra grynas pavyzdys. Aš jums parodysiu. Jau čia yra tiksliai pjūvis atliktas. Aš perimsiu kamerą ir jums parodysiu netitikimus, kuriuos aš paminėjau. Va, pavyzdžiui, gulekšnis, va, jisai turi sutikti su siena, jo. Bet jisai nesutinka, va čia va lieka tarpuka, va jisai, va tas tarpukas. Ir kas gaunasi, kad laiptacija man turi remtis į sieną, žodžiu, visą konstruktyvą. Bet kadangi jisai nesiremia pilnai dėl tokių nelygumų, kas čia gaunasi, nu kiek čia, gaunasi 17 ir 7. Va. Žodžiu, sunku man. Išjungiau kamerą, va. Tai aš tiesiu, žodžiu, čia gaunasi 17 ir 7 daugmaž, o čia yra šiek tiek tarpukas. Va. Vadinasi, kad tas tarpukas, reiškia, pasinaikintų, reikia šiek tiek pakalti. Ane? Dabar, aišku, man yra labai nepatogi pozicija, bet jūs esmę pagausit. Va. Kaip tik tai laiptacija prisirems prie sienos, į patį kampą, iš karto automatiškai susilygins, kaip čia jums parodyti, susilygins va tie va keli milimetrai. Va, man atrodo, jūs esmę pagavo. Ja, tai vadinasi, išskaičiavimas yra matytas. Jūs supratot, jeigu nesupratot, dar tada rašykit klausimus. Bet esmė tame, kad laiptacija, jinai montuojasi be jokių, kaip sakant, skaičiuojasi be gulčiukų, be braižymų. Va, išsiskaičiuoja viskas atsižvelgiant į geometrinius skaičiavimus. Va, apsirikti čia praktiškai neįmanoma. Va, nu aišku, viskas yra įmanoma, jeigu kažkur tai kažkas tai jau ypatingai nelygų tenais atstumai ir panašiai. Tai gaunasi, kad, žodžiu, reikės kažkokių tai papildomų korekcijų. Va, kažkur tai nelygiai atsipjovė, bet vat, kaip matot, viskas yra, kaip sakant, horizonte, vertikaliai ir laiptai visi yra identiški, kas ir yra svarbiausia. Pradedant nuo čionais ir baigiant ties perdanga. Va, matot, vat, šita laiptacija yra ir jinai toliau tarnaus kaip šablonas. Va, čionais aš buvau primetęs, kaip matėt, kad pasižymėti. Šitas sukirtimas, va, jisai gaunasi toksai. Visas, kaip sakant, konstruktyvas remsis į aikštelę. Va, tai kad jisai bus nestabilus ar dar kažkas, tai to niekada neatsitiks. Va, ir šitoj vietoj visi skaičiavimai baigėsi. Va, dabar šitą laiptaciją aš paimu ir atsižymiu ant tašo, kad išpjauti identišką detalę kaip šita. Nesvarbu, kiek jų būtų. Ar tai būtų 3, tai yra viena per centrą ir viena iš krašto, arba 4, arba panašiai. Šitos visos detalės turi būti identiškai vienodos. Va, jeigu iš tikrųjų galim paimti ir pasižiūrėti, čia va grubiai sakau, va čia va kažkur tai bus. Aha, laukite. Taip, čionais žiūrim, čionais pasižiūrim. Va, aš iš karto iš akies matau, kad jinai yra neidentiškam aukštyje, va, negu kad ją padėjus čionais. Tai nereiškia, kad laiptacija yra blogai išpjauta. Tai reiškia, kad yra neatitikimas atstumų. Kažkurioje tai vietoj kažkur tai yra kažkoks tai neligumas. Va, tai čionais šitoj vietoj reikia susirinkti visus galus ir bandyti neišpjauti laiptaciją pagal faktinį ilgį. Va, nes dar kartą pabrėžiu, kad laiptacijos turi būti identiškos. Va, o reikia ieškoti galų, kur gaunasi kažkoks tai neligumas. Išsiaiškinus, pašalinti tą neligumą ir tik tai tada montuoti. Va, tai dabar sekantis mano žingsnis, aš einu, dedu, žodžiu, šitą, kaip pavadinti, šabloną, pirminį, išsipjaunu.
Va, ir tada važiuosim toliau, parodysiu, kaip viskas susimontuoja. Nu va, aš sumečiau be jokių tvirtinimų laiptacijas. Čia nuo laukinių laiptų turiu tokias atraižas, tai kol kas jos man tiks. O matot, niekas nesutvirtinta, tvirtinimų kažkur tai jokių varžtų nėra, tiesiog uždėta, remiasi į aikštelę ir remiasi į perdangą. Dabar va čia kur nesusiejimas buvo, va matosi, atstumas yra skirtingas. Va, tai tokius momentus reikia įsiaiškinti, dar kartą pabrėžiu, kad reikia koreguoti ne pačios laiptacijos formą, bet reikia žiūrėti, kur yra, kaip sakant, kur kas nesueina. Tai va čia matosi, kad siena yra nelygi, viršus, matot, prie perdangos yra nefiksuotas niekaip. Tiesą sakant, aš pakėliau tą sieną ir viskas, ir aš nežiūrėjau. O pasižiūriu, kaip sakant, kampus ten, kur yra fiksacija, lygų, vadinasi, viskas gerai. Va, tai bet kokiu atveju daeinama iki to, kad kažkur tai, žodžiu, nu, ar anksčiau ir vėliau vis tiek teks įsiaiškinti visus tos nelygumus. Va. Tai kodėl aš tą paminiu, kad, tai va dėl tos priežasties ir paminiu, kad laiptacijos turi būti identiškos. Jos turi būti vienodo ilgio, vienodo aukščio ir taip toliau. Va, jeigu yra kažkur tai nelygumas, dar kartą pasikartosiu, tai reikia ne perpjaustinėti pagal faktinį ilgį pačią laiptaciją, bet reikia žiūrėti, kurioje vietoje nesusieina. Va, tai šitoj situacijoje nesusieina dėl šitos sienos nelygumo ir automatiškai atstumas, va, štai šio kampo atstumas atžvilgiu su aikštelė, jisai nėra identiškas, kaip kad šito taško atstumas atžvilgiu su aikštelės, reiškia, geometrija. Va, tai dabar čia aš žinau, kad pas mane sukirtimai yra visur lygus, viskas yra lygu. Tai galima užmesti gulčių, pasižiūrėti, kaip gaunasi aplėdyje. Nu, esmė tame, kad yra lygu. Čia sakė, pafilmuok. Viskas gaunasi lygu. Aikštelė yra lygi. Va. Kada aš kalbėjau apie konstruktyvą, tai kad atsižvelgiau laiptaciją kaip jaučiau, atsižvelgiau į konstruktyvinius aukščius, ne į galutinius aukščius. Tai va čia dėsis ant viršaus dar konstrukcinė mediena, kad viskas sutvirtinti ir automatiškai gaunasi, kad konstruktyvas yra 18 comų, kada vienodų sluoksnių pasiaukština pati aikštelė, kaip ir laiptacija, tai irgi gale viskas gaunasi 18 comų. Va, tai dabar aš sutvarkysiu šitą labai paprastai, ją reikia tik tai pastumti. Šitą sieną reikia viso labo tik tai pastumti, kad jinai atsistotų į vertikalę savo poziciją ir automatiškai viršui pats laiptas, jisai taip pat stos į horizontą. Nieko netvirtinau, aš atsargiai užlipsiu, bet dabar jūs pamatysite, kaip pati konstrukcija, kaip jinai veikia. Žodžiu, nei vieno varžto nėra. Va, aš pasižiūriu, kas čia pas mane yra. Taip, šitas kraštas yra aukščiau už šitą. Todėl man reikia lyginti sieną. Automatiškai atstumas sienos ir aikštelės. Jisai susivienodins, kaip ir yra kampe. Ir viskas stos į savo vietas. Pasižiūriu. Vėl drožiu į apačią. Čia kol kas viskas juda. Niekas nėra tvirtinta.
Va, čia aš jau iš šakies matau, kad yra susivienodinę atstumai tarp laiptacijų. Siena gaunasi stovi lygiai. Va, ir viskas yra lygiai. Tai va tokia yra istorija su laiptų konstruktyvo gamyba. Toliau kas bus čionais daroma, tai šita dalis jinai montuosis prie sienos, šita dalis remsis į sieną, nes va čionais bus siena, 7 cm sienutė bus. O, kada susirinks sienutė, žodžiu, tada jinai idealiai stabilizuosis. Labai svarbi taisyklė, kad tokias konstrukcijas reikia rinkti visada ant varžtų plus ant klijų. Labai svarbu, todėl kad judėjimo jinai konstrukcija yra kažkiek tai plastiška ir visur, kur jinai liečiasi su kitais konstruktyvais, jinai trinsis tarpusavį be klijų ir atsiras krebždesiai lipant laiptais. Todėl visa konstrukcija turės būti suklijuota, ateityje pamatysit, kaip visa tai atrodys, žodžiu, bet viskas bus suklijuota, sumontuota su sraigtais. Va, tai aš parodysiu. Tai va, kad neišsitęsti į labai ilgą video, tai šitą dalį aš paliksiu kitam video. Nes kadangi čionais yra šiek tiek kitoks matavimas, nes neaišku, kurioje vietoje čionais yra nulis. Va, tai reikia pirmoje eilėje įsiaiškinti, kurioje vietoje tiksliai yra nulis. Tiksliai, ne šiaip savo, kad čia bus plytelės, arba bus parketas, arba bus vinilas, arba bus dar kažkas. Žodžiu, šitie momentai nepraeis. Taip, ką aš jums dar galiu parodyti, kaip viršus susieina. Kadangi ant 5 mm keliasi visas konstruktyvas, taip kaip mato čionais. Kodėl aš sakiau, kad reikia matuoti viską atsižvelgiant į konstruktyvą, tuoj parodysiu. O, matot, perdanga yra. Dabar laipto aukštis gaunasi, koks jisai čia gaunasi, 14 cm. Va, kadangi lentos montuosis čionais va tokios, va, ir galutinis laiptų pakopų apdirbimas bus to paties storio kaip ir šitos lentos. Va, o lentos jos montuosis ant papildomo karkaso, kuris bus dažnai sumontuota. Tai vat aukštis bus šitas. Ką rodo? 18 cm. Tai toliau apibendrinant viską. Išsiskaičiuojam laiptus, kaip matėt. Tikiuosi, kad pakankamai aiškiai paaiškinau, kaip tą išskaičiuoti. Nepamirštam, kad turi kažkur tai laiptas užsikabinti, va, kad jisai tvirtai laikytųsi, kad įsiremtų. Nes dabar juk akivaizdu, ne, kad jinai ta konstrukcija yra labai tvirta. Nes nei vieno varžto nėra panaudota, o aš laipioju tais laiptais. Tai išsiskaičiavus laiptus, paskui kada jau reikia, kaip sakant, prakontroliuoti, ar viskas yra tvarkoj, kaip kas sueina. Tai reiškia, matuojam viršų, kaip sueina, koksai aukštis gaunasi paskutinio laipto. Ir žiūrim tada su gulčiuku, su trumpu gulčiuku, kaip atitinka tas visas vertikalumas. Va. Va. Reikia turėti omeny, kad konstruktyvas, jo, šitą reikia pažymėti. O čionais yra tokie va nelygumai, va, kaip čia, va, kur yra su diskiniu pjūklu pjauta. Ir yra va, čia va, tokie va, visokie va, nelygumai. Va, matot, čia kur su siaura pjūkliu prieita. Tai visas tas turi koreguotis. Jeigu yra kažkur tai kažkokie tai nelygumai, tai šitas va, būtent konstruktyvinis paklutas, jisai turėtų jau susireguliuoti tokiu būdu. Jį reiktų pritvirtinti, kad jisai kompensuotų tos visus tokius milimetrinius nelygumus. Va. Nu ir aišku, kada jau montuosis jau galutinės pakopos, dar neaišku, kokios jos bus, ar medinės, ar kokios, tai jos jau pagal faktą bus gaminamos labai tikslios. Žodžiu, kad jisai išsikištų, kad kompensuotų, reiškia,
visus tolimesnius, kaip čia pasakius, sluoksnius. Čia kažkur tai bus duris. Va čia va, duris bus ir čia bus įėjimas toksai kaip, žodžiu, atskira patalpa. Tai va, sekantis video bus apie šitą dalį, kaip išskaičiuoti šitą dalį, kada yra neaiškus nulis. Tai yra ne tai, kad neaiškus nulis, bet čia grindis dar kelsis. Tai va, kaip išskaičiuoti tą pakopą, kad pakėlus grindis viskas sutaptų, kad būtų vienodas aukštis. Va. Toks video. Kam buvo naudinga, paspauskit laiką, pasidalinkit ir iki kitų video.